Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Na, čia labai gražios mano kortos. Tuoj ir pasakys. Tuoj jos ir pasakys, kuo rytojus mus nudžiugins. Įsirinkot jo, kuri jums patinka, tai ir sakau. Nuklausykit tas pirmasis variantas ir vėl jam darbas, ir vėl jam veikla, ir vėl jam speciali energija nuveikti, tiesiog daug visokių dalykų nuveikti. Tai nebūtinai darbas. Aš pagalvojau, aš supratau, kad dabar atostogų metas ir gal jūs kažkur labai daug keliausit, labai daug apžiūrėsit visokių ten dalykų, ką jūs ten apžiūrinėsit, kai būna visa diena bėgte, apžiūrėt, nufotografuot, pasidžiaugt, pasižiūrėt, nufotografuot, nusiųst draugam, tada vėl apžiūrėt, vėl nufotografuot, vėl nusiųst draugam. Ir viską, ir visa diena, ir ne tik viena diena, bet jūs turite energijos. Jūs tiesiog turite įkvėpimą. Ką jūs ten rytoj bedarytumėt? Ar jūs atostogaujat ir važinėjat? Ar jūs dirbat savo darbe? Ar jūs dar kažką veikiat? Ką jūs beveiktumėt? Jūs turėsite energijos, jūs turėsite specialų įkvėpimą ir jums tai labai patiks. Tokia pakylėta, darbinga, veiksminga diena, ji tiesiog būtinai jūs nudžiugins. Ir šita korta kartojasi. Va 6 pentaklių, 6 monetų. Tai situacija, kai jūsų širdis jau nori dalintis. Jūs visko turit daug, jums visko užtenka, jūs norit tuo pasidžiaugti ir jūs norit pasidalinti. Jūs galite dalintis pinigais arba kažkokiais dalykais, kuriuos jūs turit už pinigus ir kažkas to norėtų, bet neturi. Arba kažkaip jūs tiesiog būtinai norėsit tą savo perteklių kažkur padalinti, kad kai jūs pasidalinat, jums dar daugiau ateina viso to gėrio. Bet kokio gėrio, visų jūsų resursų, ir laiko, ir sveikatos, ir tokių dėmesio detalių, ir pačių galbūt pinigų. Taip. Ir kartojasi mums šitą kortą ir mes aiškiai žinom, kad tarp mūsų žiūrinčių yra daug turtingų žmonių, kurie gali tiesiog pasidalinti savo gėriais su kitais žmonėm. Tai be abejo džiugina. Oi, 3 korta tai išsipildymas visų svajonių. Ta svajonė, kuri jau sukasi jūsų galvoj kurį laiką ir jūsų širdį, jau ji visiškai yra prie jūsų slenksčio, jau jūs to jau ją imsit ir pasiimsit. Ir tai jūs labai nudžiugins, jau jūs seniai iš širdies mastot, žinot, svajojat, ko jūs norit, ką jūs darysit, ko jūs pasieksit, kur jūs nuvažiuosit ar ką nusipirksit. Jūs rytoj aiškiai suprasit, kad jūsų svajonė jau čia, jau jinai jūsų saujoj arba visiškai arti. Ir aš būtinai pridursiu, jeigu jūs kartais, nežinau per kokį nesusipratimą neturit tokios asmeninės svajonės, tai greitai ją sugalvokit, tai greitai ją susikurkit, greitai ją pajuskit. Pajuskit tą skonį svajonės išsipildymo. Ir būtinai praneškite apie tai visatai, kad jūs jau pasiruošę tai gauti.
ir jūs labai greitai gausit. Ir tai jūs būtinai nudžiugins ir vienu ir kitu atveju jūs nudžiugins. Ir jau svajonės išsipildymas ir svajonės atsiradimas taip pat. Lygiai vakar buvo, ne? Ne vakar, tai užvakar. Kai jūs, matot daug panašių dalykų ir negalite įsirinkti. Ir tai, žinokit, šiek tiek trikdo ir gaišina jūsų laiką. Ir jūs blaško. Jūs matot daug panašių dalykų. Nuėjot į restoraną, ten jums pateikė meniu ir jūs matot, kad jūs norėtumėt visų patiekalų paragauti. Ir suprantat, kad visų tai jau neparagausit. O jeigu paragausit, kažin kiek ten bus to nudžiugimo. Tai tai jums rytoj teks, nežinau kaip, įjungti intuiciją, įjungti kažkokius kitokius ten jūsų tuos, kaip jie vadinasi, spėliojimo tokius elementus arba žinojimo, kad jūs įsirinktumėte tai, ko jūs tikrai labiausiai norit, kad jūs įsirinktumėte geriausią variantą, kad jūs nesiblaškytumėt, kad jums kažkokia net tokia iliuzija iškils, kad gal ir nieko nereikia, jeigu tas pasirinkimas taip vargina. Tai žinokit, meskit mintis iš galvos, jūs tikrai kažko norit, jūs tikrai kažką gausit. O jeigu nenorit, tai kokia čia gali būti kalba, jūs tada nieko ir neimsit. Tai jūs pasirinksit rytoj vis tiek patį geriausią dalyką. Ta dalyką, kurį jūs pasirinksit, bus jisai geriausias. Tas dalykas, kurį jūs pasirinksit ir bus pats geriausias. Jūs kažkaip gal įmeskit monetą, o gal išskaičiuokite einė, ar kažkaip. Bet kita vertus, tai yra vis tiek, kai yra pasirinkimas, yra geriau, negu jo nebūtų. Tai ir pasimėgaukit šitom galimybėm, pasidžiaukit tuo, kad galit rinktis, o pasirinksit ar nepasirinksit, jūsų reikalas yra visiškai. Vis tiek bus puikiai diena.